Sveiki, klajūnai. Senokai nesimatėm, tačiau pastaruoju metu Lietuvos padangę sudrebino toks istorinis įvykis, kad viską mečiau ir, nutraukęs kitus darbus, nusprendžiau truputį aptarti naujienas. Iš pradžių kelias dienas žiniasklaidos antraštės tiesiog sprogo nuo pareiškimo, kad Lietuvos pirmasis vardo paminėjimas gali būti nukeltas labiau nei 500 metų į praeitį. Slaptajame Vatikano archyve buvo aptiktas rankraštis, kurį 14 amžiui parašė toksai Paulino Minorito. Tai yra diplomatas, vyskupas ir inkvizitorius. Na ir jo veikalo pavadinimas skamba labai rimtai. Tai yra satyrinė pasaulio įvykių istorija. Taigi šis inkvizitorius 14 amžiaus knygoje rašo, kad 11 amžiui gyveno kitas teologas, istorikas Jonas Diakonas, kurisai parašęs yra Venecijos kronikas ir jose mini apie Atilos įsiveržimą į Romos imperiją 5 amžiuje. Ir tarp kitko mini, kad Atila siuntė žvalgus į visas pasaulio šalis ir iš šiaurės siuntė į Lietuvą. Ir tokiu netikėtu būdu net 50% pasenėjusią Lietuvą spėjom pasidžiaugti kokias 2-3 dienas ir tada pasipylė triuškinanti kritika atradėjo atžvilgiu, kad maždaug kas čia per nesąmonės, kažkokie nuorašai nuo nuorašų su nuorodomi veikalus, kurių originalai neišlikę ir iš vis jie neišlikę, tai maždaug čia viskas yra pasakos. Taip, viskas logiška, atrodytų byla baigta. Tačiau neskubėkime, padariau nedidelį tyrimą, labai paprastų, tik kiekvienas tą gali padaryti. Keista, kad tai nebuvo paminėta. Ir pasidalinsiu savo įžvalgomis. Ir kalbant apie pirmąjį oficialų laikytiną Lietuvos paminėjimą, tai be abejo reikėtų ir pradėti tyrinėti nuo koks keistas pavadinimas, Kvedlinburgo analų, nuo Kvedlinburgo analų. O kur juos pamatyti? Labai paprasta, pasiemate savo pasą, kas jau pakankamai didelį ir turite, atsiverčiate 32 puslapį ir ten yra nuotrauka iš puslapio, kuriame paminėta Lietuva. Jeigu netikite, atsiverskite, pažiūrėkite. Tiesa, pase ryškumo šiek tiek trūksta, na tai galvoju, rasiu internete nuskanuotą originalą. Juk ir švenčiant Lietuvos 1000-metį, buvo atvežta net eksponuojama Lietuvoje, tai tikrai geros kokybės internete bus. Ir siurprizė, internete nuskanuoto originalų nėra, tik tai 14 amžiaus kopija, tai yra nuorašas. Na, bandau pasiaiškinti, o kur slepiami tie originalai ir kodėl jų nerodo. O pasirodo, jokių originalų nėra. O dar keisčiau pasidaro, kai pabandai labiau pasiaiškinti, kas tas šventasis Brunonas Bonifacijus. Nes vien atsidarius Wikipediją, išaiškėja, kad jo mirties aplinkybių labai daug. Tik viena iš jų su Lietuva susijusi. Yra, kur jam nukerta rankas kojas, kur jam nukerta galvas, kur ten vaikšto per laužą. Pati kečiausia, kad pečenegai jam įdūrė skylutę pilve ir ištraukė visus vidurius. Tai iš viso 4, 5, 6, 7 mirties versijos ir 7 skirtingose vietose. O jeigu manote, kad tiek nesąmonių jum jau per daug, tai atsiverskite istoriją, pasirodo, dar prieš 400 metų, tai yra 7 amžiui, Vokietijoje irgi toks krikštytojas vaikšto, irgi šventas Bonifacijus,
irgi kerta šventus medžius ir irgi kankinys nužudomas pagonių. Nugriuk negyvas. Gal mes čia vieni tokie išskirtiniai ir sunaikino visą mūsų istoriją, kas? Na, pažiūrėkim, kas pas kaimynus darosi. Na, Kijevo Rusios, ką sako originalus metraščiai apie Riuriką ir jo palikuonis, apie Olego žygį į Konstantinopolį, apie Igorį, apie Jaroslavą ir kitus. Nieko nesako, nes jokių originalų nėra. Na, gal tada iš Ivano IV Rūsčio laikų kas nors išlikę. 25 metus jis kovojo prieš Lietuvą, Lenkiją, Livonijos kare. Ten tiek įvykių visokių buvo. Tačiau ne, netgi Ivano Rūsčio laikų kronikų rusai neturi. Gaisrai, sako, sunaikino vėliau. Kaip patogu. Ir čia jau po truputį darosi neramu. O kaip tada su kelių tūkstantmečių Europos civilizacijos istorija, kaip antika, 1000 metų Romos, 100 metų graikų, visi Platonai, Aristoteliai, Cezario galų karo užrašai, Tacito pirmas paminėjimas, aišku, Tito Flavijaus istorija Romos. Nieko nėra. Yra nuorašai, dažnai dar vertimai iš arabų kalbų per juos atėję. Kiek ten teisybės mūsų istorijoje didelis klaustukas, bet aš ne apie tai. Aš apie tai, kad visa pasaulio istorija yra parašyta daug vėliau pagal nuorašus. Tačiau pasirodo, vieni tinka, kiti netinka. Va, Lietuva, jeigu ankstyvai paminėta, tai jau negerai. Jeigu būtų kas kita, va, ten visokie zadarai paminėti tam pačiam šaltinį buvo, tai jau jie yra gerai. Greitai paaiškės iš viso, kad tik Bibliją galim pasitikėti, nes žydai jau savo raštijos tradicijas tai tikriausiai saugojo. Nors atsiverčiam internetą, paieškam, sužinom, kad, didžioji dalis Senojo testamento surašyta buvo po tokios Babilonijos nelaisvės maždaug 6 amžiui prieš Kristų, o kokia išlikus Biblija rašo, kad toks Sinajaus kodeksas 4 amžiaus, kuris Senasis ir Naujasis testamentas. Na, po 1000 metų, bet irgi neblogai. Nors irgi yra kabliukas. Atrastas tai tik tai 19 amžiaus viduryje, apie tai seniau apie jį nieko nežinota. Paskui kažkaip sugebėjo subirėti, atsidūrė gabalai nuo Britanijos iki Peterburgo ir pastaruoju metu kažkaip suštabeliavo, nuskanavo, kažką internetą įdėjo ir atsivertus paaiškėja, kad su Naujuoju testamentu dar, o Senojo testamento beveik pusės ir nėra. Va tau ir seniausia pilna Biblija. O dabar pereikim prie smagiausios dalies šios laidos, nes nuo jaunystės, taip pasakykim, mėgdavau paskaityti kaimininių šalių istorijas, nes LDK istorija labai persidengia. Ir visada labai stebėdavausi, kaip čia gali būti, jeigu remiasi istorikai tais pačiais šaltiniais, kodėl taip skirtingai traktuojama istorija Lenkijoje, Lietuvoje, Baltarusijoje, Rusijoje, netgi toj pačioj Latvijoje, netgi pas braliukus. Ir pasirodo, kad kadangi tokių vieningų šaltinių iš tikro ir nėra. Yra kopijų, kurių daug kas atrasta iš vis ten 19 amžiui. Ir gaunasi, kad vieni vienus pripažįsta, kiti nepripažįsta. Prirašyta ten irgi keistų dalykų, vieniem tas patogu, kitiem tas. Ir turim tokį paskui reiškinius kaip litvinizmą ir panašiai, todėl kad nėra, kad atsiversiu, pabaksnosiu vienoje vietoje ir įrodysiu tą tikrąją istoriją. Ir tada dar toks smalsumas sukylo, o kaži laiko bėgė ta pasaulio ir Lietuvos istorija ar labai kito? Jeigu nusikelti su laiko mašina į kokį 19 amžiaus vidurį dar iki spaudos lietuviškos draudimo, kaži ką ten išsilavinę žmonės žinodavo apie pasaulio ir Lietuvos istoriją. Ir sugalvojau patikrinti. Ir tiesą sakant, man pavyko. Ir nekalbu čia apie Daukanto arba Narbuto rašytą Lietuvos istoriją. Tiesiog ieškojau,
kad būtų tokia vienoj vietoje santrauka pasaulinės ir Lietuvos istorijos, kuri būtų prieinama viduriniai klasiai. Kas tais laikais reikšdavo, bet koks išsilavinimas žmogus, kuris moka skaityti, tai jau priklausė viduriniai klasiai, nes ubagas, kaip sakant, nemokėjo skaityti. Ir tokią istoriją parašė jum labai girdėtas žmogus, tai būtų Laurynas Ivinskis. Apie jo kalendorius tikrai ir iš mokyklos girdėjom, kalbėdami apie lietuvių kalbos istoriją ir panašiai. Tačiau tose kalendoriuose, be visokios žemės ūkio patarimų, yra daug ir astronominių žinių, ir istorinių taip pat. Kodėl apie tai anksčiau negirdėjom, paklausite? Ogi labai paprasta, pabandykite Google įsivesti Laurynas Ivinskis kalendorius ir pabandykit surasti bent vieną egzempliorių, nes apie jį daug rašoma, daug straipsnių išmes, citatų netgi, bet pačius kalendorius, kad rasti, reikia 9 pragaro ratus praeiti. Na ir tiesą sakant, man pavyko. Visų pirma, jeigu būtų koks nors ordinas už pagalbą moksleiviam, tai tikriausiai jo nusipelnyčiau, nes netrukus paviešinsiu pasaulio ir Lietuvos istoriją, kuri telpa į 4 puslapius. Nereikia 12 metų sėdėti mokyklai kalti istoriją, užtenka per pusvalanduką išnagrinėti 4 puslapius. O visų antra, perskaitęs tos 4 puslapius supranti, kodėl tie kalendoriai nėra vieši. Pusė ten minimų dalykų iš vis mums negirdėta arba neakcentuojama mūsų vadovėliuose ir labai daug kas mums kalama į galvą, kas atseit labai svarbu, tenai net nepaminėta. Tai tokia tikrai alternatyvi pasaulio istorija. Sakytume, čia seni laikai kažkokie, tenai žmonės buvo dar tamsus, ta istorijos mokslas ten atsilikęs. Palaukit, jau geležinkelius tiesė, oro balionai skraidė, garo mašina, garlaiviai puškavo. Tai buvo mokslo ir modernizmo startas. Tai tikrai ta istorija negalėjo būti jau labai iškraipyta, ypač turint omeny, kad šaltiniai nuo 19 amžiaus vidurio iki dabar labai mažai pakito. Ar čia kažkas atkasė krūvas kokių metraščių negirdėta? Ne, remiasi daugiau ar mažiau tais pačiais šaltiniais. Bet nuo kalbų pereikim prie darbų ir jau pasimkim pavartyti kalendorių, antrąjį numerį, išleistą 1847 metais, vis dar lietuviška abėcėlė, nes dar net neįvyko sukilimas antrasis ir nebuvo raštas uždraustas. Ir iš karto šokiruoja datos, nes be kalkuliatoriaus tu negali suprasti. Tai nėra istorijos chronologija išdėstoma kaip mums įprasta kažkiek metų prieš Kristų, arba seniau, kaip sakydavo, prieš mūsų erą, o kažkiek metų po Kristaus. Ne. Tai yra visi įvykiai surašyta prieš kiek metų įvykę, nuo kur, nuo kada, o nuo kalendoriaus išleidimo. Tai reiškia, kai ten 1100 kažkokie metai eina, tai turi pasimti tuo metu matyti medinį kažkokį skaičiuotuvėlį ir bandyti suskaičiuoti, apie ką čia eina kalba. Ir pradėsime nuo pasaulinės istorijos, nes čia yra 2 dalys, jos išskirtos, yra pasaulinė ir Lietuvos. Kaip minėjau, viskas oficialu, cenzorių ženklai ant kalendoriaus visi įstatyti. Reiškia, tai buvo oficiali istorijos versija 19 amžiaus viduryje. Išversiu iš karto į šiuolaikinę lietuvių kalbą, tiesiog taupant laiką. Aišku, tas tekstas labai senovinis, gražus, bet tai užimtų daug laiko kiekvieną šifruojant žodį. Taigi pradėkim. Viskas prasideda nuo pasaulio sukūrimo. Atrodytų, senoviai taip ir galvodavo, bet priminsiu, tai 19 amžiaus vidurys. Garlaiviai skrodžia Atlantiką ir tais laikais dar galvojama, kad istorija prasideda nuo pasaulio sukūrimo. Ir jau tikriausiai nekantraujate sužinoti, kadagi tas pasaulis sukurtas, ir galima apsiversti kniūpščiai, nes datos 3. Pagal senovės graikus prieš
beveik 7,5 tūkstančio metų prieš romėnus, beveik prieš 5800 metus, pagal žydus prieš 5600 metų. Ir tai neįmanoma paaiškinti skirtingais naudojamas kalendoriais, nes tai kalendoriai keičia tik atskaitos tašką, bet jeigu rašoma prieš kiek metų tai įvyko, turėtų visur sutapti. Tai gaunasi, kad 3 pasaulio sukūrimai. O pagaliau tam pasauliui atsiradus, sekantis įvykis būtų pasaulinis tvanas. Pagal graikus prieš daugiau nei 5000 metų, pagal romėnus daugiau nei prieš 4000 metų. Nu jau šitų kalendorius išnyko kažkur. Toliau išnyksta ir dar vieno kalendoriaus data ir viskas yra rašoma tiesiog viena data ir viskas. Pagal kurią, pagal tą graikų ar pagal tą romėnų, na žino tik tai vienas Laurynas Ivinskis ir matyt tie cenzoriai. Taigi toliau jau pervedinėsiu į metus prieš Kristų, bus lengviau orientuotis, nes jau ir prasideda mums pažįstami įvykiai. Taigi maždaug 2200 metais prieš Kristų, ten pamečiui beveik įvyksta 3 žymesni epizodai istoriniai, tai įkuriamas Babilono miestas, Babilonijos rašo, tada įkuriama Asirijos karalystė, irgi girdėtas reikalas, ir dar labai įdomus, kad karalius Nemrodas tampa pirmuoju kariautojų vajaunikų ant žemės, reiškia pirmuoju užkariautojų. Dabar jau žinosim, kas kaltas dėl visų nelaimė mūsų planetoje, nes iki tol pasirodo visi gyveno labai taikiai, už rankučių susiėmė ir tas Nimrodas išrado karą. Tiesa, nepasakoma, kas jis toks buvo, bet kiek pamenu, liktai su Akado karalystė, kuri čia net neminimas susijęs turėtų būti, ir vėliau kažkiek su Asirija. Tada istorijos laikrodis dar truputuką pasisaka ir, maždaug taip, apie 2100 su trupučiu metų įkuriama Egipto karalystė, pirmasis valdovas Mizraimas, negirdėtas man, tada iš karto Kitajaus, skliausteliuose Čin, tai tikriausiai Kinijos karalystė, pirmasis karalius Fuhi, ir iškart po to, kaip nekeista, Sicijonijas Grecijoje. Tai reiškia Sicilijos karalystė. Oho, pasirodo viena iš pirmųjų civilizacijų, net negirdėjau. Mums neblogai sekasi, tai bandom važiuoti toliau. Taigi maždaug prieš 2000 metų prieš Kristų atsiranda pirmasis patriarchas Abraomas. O čia jau mums girdėta asmenybė iš Biblijos. Ir ne bet kur jis tas patriarchas, o Mezopotamijoje. Tai reiškia, Abraomas buvo šumeras, arba bent jau babilonietis. Mums sako žydas. Toliau nerimsta ir senovės graikai, ir dar po gero šimtmečio įkūrė dar vieną karalystę, vadinasi Argos, o pirmasis karalius Inuechas. Čia tai posakis. Gal buvo tiesiog, mūsų to nemokė. Ir po to iš karto toks Mnemonas, Egiprionas, tai gal egiptietis išranda rodbalsį arba skliausteliuose literų. Tai čia suprantu raštą, literatūrą išranda, taip? Keisčiausia, kad šiuolaikiniai istorikai tai nežino, kas tas Memnonas. Netgi yra tokie kolosai, milžiniškos statulos Egipte Memnono vardu, bet kas jis toks buvo, atsakymų nėra iki šiol. Ta žinojo tik Ivinskis. Tada apie 1500 metų prieš Kristų gimsta Maižiešius. Tai Mozė matyt. Ir dar po 80 metų nuo gimimo, tik po 80 metų, jisai jau išveda žydus, kaip čia rašo, izraelitus iš Egipto nelaisvės. Tai labai buvo drūtas dėdė, 80-40 metų žygį išsiruošęs, normaliai. O graikai ir toliau nerimsta ir labai įdomus įrašas. Į Graikiją atkeliauja kažkoks Cekropsas iš Egipto ir įkuria Atėnų karalystę. Tai tau.
Pasirodo, graikų civilizacijos centras įkurtas egiptiečių. Dar kečiau pasidaro, kai pabandai pasigūglinti, kas toks Cekropsas man negirdėtas galėjo būti. Nu ir pasirodo, yra toks įrašas net Wikipedijai, pusiau žmogus, pusiau gyvatė, tikras reptiloidas, nu griuk negyvas. Ir toliau graikai dauginasi kaip iš gausybės rago. Taip, įkuriamas Korintas, Sparta, Tėbai, Troja. Galiu priminti, kad tuo metu dar Šlymanas, kai buvo šitas kalendorius, dar nebuvo atradęs Trojos. Bet Ivinskis žinojo netgi tikslius metus, kada tas miestas įkurtas. Ir pats kečiausias įvykis, kalbant apie graikus, kad atplaukė toks Danausas, tai Danajas matyt, į Graikiją su 50 dukterų. Ir tai buvo pirmas kartas, kai pamatytas laivas. Atvyko laivas. Ne graikai pastatė pirmieji laivą, o jis iš kažkur, neaišku kur, iš kokias pasaulio krašto atplaukė. Jums tikriausiai jau kilo klausimas, o kur dingo senosios civilizacijos, kitos, kur Egiptas, kur Šumerai, Babilonija, Sirija, jie ką nieko neveikia. Ir tada atsiranda įrašas ir apie Egiptą. Paklausom. 1486 metais prieš Kristų toks Zezostricas tampa pirmuoju Egipto karaliumi. Ir dar paaiškinama, kad kiti jį vadina Ramziu arba Egiptu, tiesiog Egiptus. Tai klausykit, jau Mozė jau išvedęs iš Egipto nelaisvės žydus jau kadai, o dabar tik pirmas Egipto valdovas. Kažkas labai neiškaus su ta chronologija vyksta. Tiesa, ties kitomis civilizacijomis Laurynas Ivinskis per daug neužsiciklina, dar pamini, kad toks žydų vadovai Jozuė ir Kalebas užkariauja Kanaaną, tai Palestiną, Izraelį dabartinį. Ir vėl šokama prie graikų. Labai įdomus įrašas, kad maždaug 1450 prieš Kristų įvyksta pirmosios olimpinės žaidynės. O jeigu dar kažkam neaišku, skliausteliuose dar patikslina į graišką olimpiskė. Tai štai iš kur paskui kilo ir miško olimpiskė. Perskaitė matyt apie senąsias žaidynės. Na ir po to, po žaidynių, įvedamas naujasis graikų kalendorius. Ir kadangi graikam neduok pavalgyti, bet duok pasportuoti, tai vienu olimpinių žaidynių buvo per mažai. Ir nepraėjus ne 120 metų įsteigiamas, pradedamas dar vienas. Mioniškūnijos rodiklas. Tai istmijos. Tai gal ir nieko čia būtų svarbaus, bet labai įdomu, kas jas įsteigė. Ogi toksai Sizifas, Korinto karalius. Kaip įdomi. O kažkodėl mes šis istorijos žinom kaip žmogelį, kuris stūmė akmenį į kalną. O pasirodo buvo didis sporto mecenatas. Ir šalia nutinka dar vienas labai keistas įvykis. Per išdegimą vienos didžios gyrios išrandama Graikijoje geležis. Oho, tai kažkokia vyko globali katastrofa. Viskas degė, buvo labai karšta ir pastebėjo graikai, kad galima gaisro ugnyje lydyti geležį. Reiškia, dar senesnės civilizacijos, tie patys egiptiečiai, kai statė savo piramidės, tai netgi geležinių įrankių neturėjo. Su mediniais plaktukais daužė bronzinius kūjelius. Kas yra nuvaris, minkšta iš tikro. Ir tie patys graikai ir toliau diktuoja pasaulinės madas, nes sekantis įrašas teigia, kad 1264 metais prieš Kristų argonautai vadovaujami Jasono plaukia į Kolchidą, į Krymą matyt, aukso vilnos, ir tas Jasonas, jų vadas, pirmasis išranda inkarą laivams užturėti, tai reiškia parkuoti. Tai kitol pasirodo laivai buvo vienkartiniai, be inkaro atplaukė sudužę. O legendinio herojaus vardas Jasonas tai irgi kažkaip įtartinai skamba. Kaip vikingo kokio, Jasonas Jasiaus sūnus, kaip Eriksonas koks. Čia gal pirmasis vikingų
užpuolimas aprašytas. Nes ko jie ten plaukia į graikų kolonijas ir jas apiplėšė, taip įdomiai gaunas. Ir skirtingai nuo dabartinių aptingusių graikų seniesiam kažkodėl vis sporto nepakakdavo ir toks karalius Argosas Adrasta įsteigė dar vieną žaidynės pitijoniškos, kad paminėti nugalėjimą didelio žalčio. Kokio dar žalčio? Pitono ar drakono, galbūt dinozauro? Ir po to įvyksta didelis karas, kariauja 7 valdovai prieš Tėbo karalių Oteoklą. Na, kas laimėjo, lyg ir neparašyta. Berods ten tas pats Adrasta dalyvavo, liko gyvas, o tokia Antigonė mum girdėta, tai palaidojo vieną iš tos 7 ėjusių prieš Tėbus. Nu, gaunasi, kad prapylė tas sukilimas. Kuo jis svarbus toj pasauliniai istorijai, sunku pasakyti. Ir vėl išnyra jau mums pažįstamas Trojos miestas, maždaug 1200 metų prieš Kristų, įvyksta pagavimas Helenos garsingos panos savo gražumu. Tai kaip čia gaunasi, Paris tai Paryžius, o Helena tai tiesiog bendrinis žodis graikės, tai Paryžius pagrobė graikę. Tada 10 metų vyksta Karionė, skliausteliuose Vaina, kuris visa smarkybė krintant miestą Trojos. Ir galiausiai Trojos miestas išplėšiamas ir Eneošius, tai matyti Enėjas, vadas, nusyrė Inkvalakų žemę. Na, į Rumuniją pabėga. Na, bent jau ne į Lietuvą. Ir tik dar kartą priminsiu, kad 1847 metais Troja turėjo būti, kaip mums sakoma, dar tik legenda, dar Šlymanas neatlikė savo garsiųjų archeologinių kasinėjimų, tačiau Laurynas Ivinskis iš kažkur jau žino ir kada miestas įkurtas, ir kada sugriautas, ir kas po to nutiko. Ir dar su Troja ne pabaiga. Praėjus dar 80 metų po karo į Peloponesą Graikijoje grįžta Heraklidai. Tai čia matyti Heraklio palikuonis, kurie po 2 metų perskiria Graikiją tarp savęs į 2 dalis. O, kažkas užgrobė ir padalina Graikiją. Tai gal čia tie Dorėnai Achajus nugalėjo, bet Heraklio palikuonis? Keistas dar vienas sutapimas. Praktiškai tuo pačiu metu paminėta pradžia karalystės Izraelitų. Tik dabar, o tai jau ten, kur buvo Jozuė ir Kalebas užkariavę Palestiną, tai ten jie šiaip gyveno be jokios valstybės gaunas. Nu gerai, bet čia toks sutapimas, kažkas tuo pačiu metu ir Graikiją nušluoja, Izraelį nauja karalystė, ar čia kažkokia invazija pasaulinė vyko. Ir tas keistas sąmyšis nerimsta apie 1050 metus prieš Kristų, jau rašo, kad vėlgi graikai plaukia vėl į Mažąją Aziją, kaip minėta Troja Mažoje Azijoje, ir ten išstato 12 naujų miestų, tarp kurių garsiausias Miletas. Taigi neseniai buvo užkariavę tą teritoriją. Tai čia tie naujieji atėjūnai dar kartą, tada gaunasi naujieji graikai plaukia. Ir likusius senuosius išveja, taip gaunasi. Ir tik apie 900 metus prieš Kristų aklas Dainius, kaip čia parašyta dainų rašytojas, Homeras, sukuria savo poemą žymesis. Iliada ir Odisėja apie Trojos karą ir grįžimą namo, ar ne? Bet kodėl jis tada rašo apie senuosius graikus, apie Achajus, jeigu jie jau nušluoti? Kažkokia painiava visiška. O prieš jį dar spėja Saliamonas, Saliamonas matyt pašventina bažnyčią Jeruzalėje. Švęsdamas kažkokią pergalę tokią, įspūdingai išstato gaunasi. Dar vienas įdomus įrašas iš karto po Homero, tai būtų
Pirmųjų atleimas pinigų iš sidabro ir aukso karalystėje Argos Grecijoje. Tai reiškia, tik tada pinigai atsiranda tauriųjų metalų. Tai reiškia, tie atėjūnai ir atneša kažkokie atėjūnai, kaip laivus kažkada jam irgi atgabeno iš už jūrų, nesuprasi. Bet šiaip pagalvojus, o iki tol civilizacijose kas buvo mainų priemonė, jeigu nebuvo pinigo? Bebrų uodegos, alyvų kauliukai, smūgis į saulės rezginį ir po truputį artėjam prie Kristaus laikų. Irgi čia įdomių įrašų atsiranda. Pavyzdžiui, Likurgas sugrįžta iš kelionės po svetimas šalis ir duoda įstatymus Spartoje. Vėlgi tie keisti tokie dalykai, kažkas iš kur atplaukia, iš neaiškių kraštų ir staiga pakelia civilizacijos lygį, įstatymus sukuria. Čia yra 880 kažkelinti metai prieš Kristų, visai netoli. Ir karts nuo karto įsiterpia keisti įvykiai, kur man visiškai nežinomi. Ir reikia turėti omeny, kad čia yra super santraupa, jau čia turi tik patys svarbiausia, kur pasaulio istorija pakeitė. Pavyzdžiui, nuduriama karalienė Atalija per įsakymą vyriausio kunigo Jojado. Ir tokie. O kas jau labai kitų civilizacijų pasilgote, tai 869 metais prieš Kristų tokia karalienė Didona įkūrė Kartaginos karalystę. Ir netrukus pradėjo fenicijonai, numatyti finikiečiai, ant jūrės mainą vesti, prekiauti ir lankyti su laivėmis tolimas šalis. Kada tik tai tarptautinė jūrų prekyba atsirado, iškart pro to pražūsta ir Asirijos civilizacija. Ir rašo Sardanapalas, karalius, kursai sudegė savo rūmose su savo visais turtais. Labai žiauru. Ir jie jau kam visai neramu, kaip čia trūksta tiek istorinių įvykių ir veikėjų, kur koks Aleksandras Makedonietis ar panašiai. Tai galiu jūs nuraminti, kad įrašas yra šioks toks. 815 metais prieš Kristų įkuriama Makedonijos karalystė, kuri tveria 646 metus. Reiškia, gyvoja daugiau nei pusę amžiaus, daugiau nei kokia Lietuvos didžioji kunigaikštystė gyvavo. Kas būtų labai keista, nes kažkaip mums pagal vadovėlius atrodo, kad Pilypas II ten iškelia tą Makedoniją, jo sūnus Aleksandras išplečia ir per jo mirties subyra ir susidaro daug naujų valstybių. Ir kaipgi artėdami prie Kristaus galim neaptikti Romos imperijos. Taigi, klausom, kas čia parašyta. 746 metais prieš Kristų uždėjimas Rimo par Ramalusą, jo. Tai Romulas įkūrė Romos miestą, kaip mes dabar pasakytume. Ir kas įdomiausia, tai beveik vienintelė data iš senosios istorijos, kuri daugiau ar mažiau atitinka, ką mes įsivaizduojam, nes apsirikimas tik 7 metai. Ir tai viskas. Tai yra viskas apie Romos imperiją. Apie kokius senovės graikus girdėjom 50 kart daugiau, apie izraelitus 10 kart daugiau, bet apie Romą, kur yra šiuolaikinės civilizacijos vakarų pagrindas, mes turim iš senovės istorijos vieną sakinį. Ir senovės civilizacijų istorija baigiama 2 įvykiais. 329 metais prieš Kristų uždėjimas naujos viešpatystės Grecijos, tai reiškia kažkokios naujosios Graikijos įkūrimas, ir netrukus po 20 metų ir naujojo Egipto įkūrimas. Kur ten viskas nusišlavė seno, sunku pasakyti, gal kas užkariavo, kas čia nemynė, kurie buvo išnykę iš tiek valstybių graikų. Bet tiek to, kažkas įvyko ir atsikūrė. Ilgokas video gavosi, tai gal padarysime pauzę. Šiaip
keistas šitas turėtų jums pasakojimas būti, bet jei matysiu, kad nors kažkam įdomu, tai papasakosiu ir apie naujosius laikus ir Lietuvos istoriją iš to pačio kalendoriaus, ne ką mažiau įspūdinga, o dabar pabandom reziumuoti. Galbūt Lauryną Ivinskį reikėtų vadinti pirmuoju alternatyviniu istoriku istorijoje, nes niekas nesutampa su to, kaip mes įsivaizduojam pasaulinę istoriją. Kaip nekeista, neminimos mums taip įprastos iškylios senovės pasaulio asmenybės kaip Cezaris, Hanibalas, Makedonietis, Hamurapis, visa plejada įvairių faraonų. Tačiau sužinome perskaitę apie Nemrodą, Mizraimą, Inochą, Memnoną, Cekropsą, Skamandrą, Danausą, galų gale Sizifą ar tą pačią Ataliją, kurią už kažką nudūrė. Taigi, kol kas pailsėkime, pamastykime, jeigu norite sužinoti, ką Ivinskis pasakoja apie šiuolaikinius laikus ir apie Lietuvą, dėkite patiktukus. Jei nepatinka, nedėkite. Lauksiu jūsų kitose susitikimuose. Iki.